Šiuo metu stovime prie lėktuvo uodegos ir apačioje galima būtų matyti yra nuimta pagalbinė jėgainė. Ji nuimama atlikti remonto darbams. Jos nuėmimo procesas yra ganėtinai sudėtingas dalykas, todėl jį reikia atlikti labai kruopščiai ir tam reikia tinkamo pasiruošimo bei įrangos. Ant jėgainės pakeitimo vienu metu dirba 3 žmonės. Tai yra prie vieno keltuvo, prie kito keltuvo ir vienas žmogus žiūri į tuos 3 varžtus, kad jie tiksliai užeitų, mountai tokie vadinami. Ir šis darbas yra ypatingas tuo, jog tavo kiekvienas žingsnis yra labai svarbus ir jis tiesiogiai įtakoja žmonių gyvybės, nes visi žmonės skraido aukštai ir orlaivyje telpa iki 150 žmonių mūsų aptarnavimas ir ten viena tavo klaida gali lemti katastrofos priežastį, taigi labai reikia atsakingai žiūrėti tai ir viską vykdyti pagal procedūrą. Darbas Technics sujungia meilę aviacijai ir meilę mechanikai. Kaip ir dauguma berniukų, būdamas vaikas, aš užversdavau galvą aukštyn į tos skriejančius paukščius danguje ir norėdavau būti kartu su jais arba padėti jiems ten pakilti. Atėjęs į Technics, aš padedu jiems skristi ir skristi saugiai. Šiame lėktuve buvo keičiami varikliai, nuimami užsparniai, daromas jų remontas. Taipogi tikrinami kuro bakų sandarumas. Salone buvo išimtas sėdynės, patikrintas grindys, sėdinių apmušalai persipilti. Visai neseniai užmontavom generatorių, kuris buvo pakeistas į naują dėl to, kad buvo gedimas. Buvo jam vykdoma visa techninė apžiūra. Nors ir turiu, kaip sakant, profesinę išsilavinimą šitoj srity, bet atėjęs šičia aš visą laiką turiu kasdieną mokytis vis naujų dalykų, kiekvieną dieną vis kažkas naujo.